Kai supranti, kad Dievas ne tik valdo pasaulį, bet ir ieško tavo širties, tu kviečiamas reaguoti. Ne tik žinoti, bet ir gyventi kitaip. Patarlių knygoje 3 skyriuje 5-6 eilutėje mes skaitome: pasitikėk Viešpačiu visa savo širdimi, nesiremk savo supratimu. Visose savo keliuose pripažink jį, tai jis nukreips tavo takus. Dievo valdymas tampa realus mūsų gyvenime tada, kai mes sąmoningai nusprendžiame jam paklusti. Tai reiškia nustoti gyventi iš baimės, nebelaukti geresnių laikų, bet pasitikėti Dievu dabar. Neužsidaryti nuo pasaulio, bet eiti jį nešant šviesą, nežinai, kad tavo gyvenimas yra jo rankose. Romiečiams laiške 8 skyriuje 28 eilutėje parašyta: be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslu pašauktiesiems. Ne tai, ko tu dabar nesupranti, Dievas naudoja tavo geroviai, tavo brandai ir galiausiai savo šloviai. Dievas nėra tik pasaulio valdovas, jis nori būti tavo gyvenimo viešpats. Ir kai tu juo pasitiki, nebelieka vietos panikai. Tavo gyvenimas tampa saugus, ne todėl, kad viskas bus lengva, bet todėl, kad tu žinai, kas stovi virš visko. Gal nori šiandien ištarti paprastą, bet galingą maldą. Viešpatie Dieve, pasitikiu tavimi, tu valdyk mano gyvenimą. Ir būk tikras, Dievas išgirs, nes jo sostas tvirtas, o jo širdis pilna meilės tau.